tas susipažinimas, vaikščiojimas, jis nebūtinai turi turėti tikslą. Stebi tiesiog tarsi pasyviai ir kažkokie dalykai tampa įdomus, matosi kažkokie tikrai tragiški momentai. Tas nevientisumas architektūrinis rodo, kad kažkas yra nutikę, tarsi po kažkokio kataklizmo. Lyg tais paviršius, į ką tu galima atsiremti, nuo ko pradėti klausaisi, kažkas amsi, tiek kvapai, įvairūs tie sluoksniai yra tyrimas, jis visą laiką yra toks nuolatinis makro lygmenis. Ir labai aktualu kalbėti apie holokausto istoriją šių laikų kontekste, kada yra Ukraina užpulta ir kada vyksta irgi tam tikras tautos naikinimo visas aktas. Tai iš tikrųjų piešinių nekeliu savo tikslo iliustruoti, pavaizduoti. Tas dokumentalumas labiau toks pretekstas, tampa tokio emocinių užtaisų. Ir tą emociją pagauti, pajausti tampa svarbiau. Ties tais vaizdiniais, su kuriais aš dirbu, tie vaizdiniai jie visada lydi, su jais aš būnu ir tada neišvengiamai aš apmastau istorijas, yra, kad labai daug yra įtampos ir tokio nerimo. Juntama yra, kad tas sluoksnis, ta erdvė yra patyrusi labai didelį sukrėtimą. Ir dabar, kaip pasivaikščiot po Kauną, po tos gatvelės, to šmėkla tokia viso gyva, tiesiog atrodo kaip tęsinys. Ir mes turim vėl tą pačią istorijos tąsą.